if you ask. Loving each moment and living like it's... Mėlieji, sveiki. Šiandien aš vėl kelyje ir turiu keletą minučių laiko su jumis pabendrauti, paklausti, kaipgi tie praėjo 3 karaliai. Kaip jūs gyvenate? Ar nesušalote? Kaip pas jūs santykiai? Kaip jūsų nuotaikos? Ar darbingos? Ar žiemiškos? Tingios? Ar norisi šiltoj lovytėj su maloniu dekučiu ir su puodeliu arbatėlės leisti dieną? Ar yra intensyvumas, darbas, judėjimas į priekį? Kaip jūs? Esu Vilma Šiaučiūnienė, pažinčių tarnybos Meilės harmonija įkūrėja, santykių ekspertė, veidotyrininkė ir astrologė. Taigi, šiandien apie tai, kodėl šiuo metu skiriasi tiek daug porų. Ką daryti? Mes gyvename sąstingio periode. Sąstingis, šaltis yra žiema. Tačiau aš kalbu apie kitokį sąstingį. Kalbu apie vandenio erą. Vandenio eroje tiek vyrai, tiek moteris nori daugiau laisvės. Nori būti laisvi, turėti nepriklausomus santykius, kažkas gal apie trumpalaikius santykius galvoja, o kažkas galvoja, gal pasipelnysiu, susirasiu savo turtingą vyrą ar meilužį, o galbūt leisiu santykius trikampyje ir tai man apsimoka. Ir žinot, viskas kartu susimastai žmogau, kas yra santykiai, ar yra vertybė santykiai išlikę iki šių metų. Iš tikrųjų, visai pradėjau abejoti, kai užsukau į civilinės metrikacijos skyrių ir sužinojau, kad susituokia mažiau porų, negu kad išsiskiria. Praktiškai skiriasi kas antra pora. Liūdna, iš tikrųjų liūdna darosi ir ta vandenio era, optimizmas, įkvėpimas, uždegimas, įžvalgos. Noriu gyventi gerai, noriu keliauti, noriu lėbauti, noriu leisti vakarėlius tarp mergaičių su berniukais. Ir tie vakarėliai laisvi, nepriklausomi, mes nežiūrime, apie kokius santykius mes galvojam. Ar mums reikia santykių poroje tarp vyro ar moters, ar mes vienalyčių santykius toleruojam. Kažkaip išsikreipia pasaulis, įsikreipia santykiai, įsikreipia požiūris į santykius. Man labai gaila, bet yra taip. O kodėl taip vyksta? Todėl, kad vyksta vandenis, yra atsinaujinimo era. Vandenio eroje kurti santykius nėra paprasta. Gali būti ir išbandymų dėl to, kad požiūriai skirtingi, dėl to, kad norim atsinaujinimo, norim santykių kitaip, norim turėti santykius, bet norim būti nepriklausomais. Norim vienas kitam nebeduoti, o imti. Nebedžiaugtis vienas kitu, o susitikti tik maloniem seksualiniam santykiam. Todėl mes vis daugiau būnam, tokie viengungiai, bet norim būti ne vieniši. Tada, kada nauji metai, tada, kada kalėdos, kada kažkokie baliukai, norim turėti draugelį ar draugikę. Tačiau ar tie santykiai draugelio ir draugikės veda į rimtus santykius ir santuoką, nežinau. Aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje vis daugiau sutinku jaunimo, kurie dar gyvena ir mąsto taip, kaip mąstė mūsų tėvai ir seneliai. Jų mąstymas į atsakingą šeimą, prisimti atsakomybę, nebijoti tos atsakomybės, nors 30, 35, 38 metų žmonės
Jie labiau orientuoti į materiją, jie labiau orientuoti į paskolas ir butus, jie labiau orientuoti į lizingus naujų šustrų, kaip aš vadinu, BMW. Ir naujų metų naktį važiuoju taksi, ten ne visai naktis buvo, ten 7 valanda vakaro ir bendrauju su taksistu, jaunas vaikinukas greitai atvažiavo kažkaip ir jis man sako, tikriausia praleisiu šią naktį čia už vairo. Sakau, kodėl? Kas jūs? Jaunas, gražus, sakau, tikrai turi draugę, neabejoju, nes veide parašyta viskas, kad yra ta draugė. Sako, taip, turiu, bet turiu daug paskolų ir lizingų. Todėl jaunimas nebegali, nori pasirodyti, ant kiek jie materialiai yra stiprus, kad jie gali turėti gerą butą, naują butą, gerą, naują tikrai prabangų automobilį, bet jie nebegali sau leisti švęsti naujų metų kartu su dama, nes sako, reikia damą aprengti. Va, daėjo mes iki kažkokių dalykų, iki materialinių dalykų ir mes iš tikrųjų nebesusimastom, ką ir kaip toliau daryti, ką daryti, kaip gyventi, ar reikia tų paskolų, ar reikia tų lizingų, mes nepagalvojam, mes susidedam savo naštą, ne tik ant galvos, bet ir ant pečių ir velkame ją, kai jum yra 30 ar 38. Ir tada mes sakom, va, dama reikalauja pinigų, aš neturiu, santykiai vyra. Tada sakom, nebegalim pasitenkinti Lidlo skaniais rankų darbo kibinais, bet mums reikia prašmatnaus restorano, kur pasisėdėjimas kainuoja 200 eurų ir daugiau. Iškrypo vertybės. Mes jas aukštai padėjom į lentynėlę ir galvojam, kad vertybių skalė, dvasinių vertybių skalė nėra reikalinga šiais laikais. Kad yra svarbu, ką tu turi, ką tu pasiekęs, kuo tu važinėji ir kur tu gyveni. Ir jeigu mes eisim kaip asmenybės link materialinės gerovės, eisim tik žiūrėsim, ką tavo draugo, ką veikia tėvai, kiek uždirba, kokiu automobiliu važinėja, ar turi uabą, ar sėkmingas verslininkas, tada gal tu man būsi reikalinga. Ir aš atsimenu, turėjau labai jauną, labai malonę vadybininkę pas save. Ir mes iš tikrųjų, gaila, jinai išvažiavo į užsienį ir mes turim tik tai šiltus kontaktus dabar, jai gyvenant užsienyje, o man būnant čia Lietuvoje. Ir mes su jie tiesiog nusprendėm penktadienį pasivaikščioti po Vilniaus gatvę, po Vilniuje esančią Vilniaus gatvę. Ir jinai man rodė vienas po kito vyrus, kurie vartoja narkotikus. Sako, aš Lietuvoje nematau santykių. Jai 22. Taigi, narkotikai, alkoholis, cigaretės. Aš vis dažniau pasižiūriu, kas dedasi, kai baigėsi prekyba alkoholiu, kas stovi eilėse prie Maksimos iki ar Rimi kasų. Tai žmonės, kurie nori čia ir dabar iš tikrųjų turėti to alkoholio ir mėgautis, leisti savaitgalį linksmai, ne su vyno taure, o su vyno buteliu, su viskio buteliu, su brendžio buteliu, su degtinėlės, geru litruku. Ir taip mes gyvenam. Ir mes kalbam, kodėl yra santykiai, kodėl metrikacijos skyrius sako, jog santuokų vis mažiau įrašoma yra. Kiek vasarą pagausėjimas įvyksta, o žiemą nebent iš reikalo. Taigi, situacija yra iš tikrųjų liūdnoka, bet mes turim mąstyti, kad gyvenimas eina ir mes savo likimo kalviai
Mes norim turėti santykius, mes norim kurti šeimas, mes norim susilaukti vaikų sėkminguose, darniuose santykiuose ir mums tai labai svarbu džiaugtis, mylėti, gerbti vienas kitą ir labai aiškiai per pirmus kelis pasimatymus išsigryninti, kokių santykių siekiat vienas ir kitas. Jeigu abu siekiate šitų gražių, darnių, abipusių, ilgalaikių santykių, tačiau turit abu, neturit santykiuos, neturit pasiekti nežinomybę. Kaip aš sakau, jeigu jūs susitinkate 5 kartus ir 6 kartas jau jūs aplanko lovelė, dar neįsiaiškinę, ko kiekvienas iš tikrųjų norit, kokių santykių abu siekit. Taigi, gali atsitikti, kad tokia pora, susivokusi po keletos ar 14 kartų, teks išsiskirti. Arba neapsisprendęs vyras, bet labai skubantis ir apsisprendęs bėga į lovą. Taigi, turėkime susivokimo, turėkime aiškių tikslų, neleiskit, kaip avelės vedžiojamos už virvelės, turėkite proto, jeigu ką, aš kaip santykių ekspertė visada patarsiu, visada atsakysiu į jūsų klausimus. O dabar stebėkite mus čia, Facebook'e, sekite arba paspauskite patiktuką, taip pat stebėkite mus YouTube kanale, Vilmos Šiaučiūnienė, TikTok'e, na ir Instagrame. Ačiū jums, kad jūs esate, kad buvote, kad klausėte ir ačiū jums. Geros, palaimintos dienos.